Aš nesuprantu, ką jie ten daro. Jie plepa, jie tuščia žodžiauja. Jie kalba taip pat gražiai, kaip ir Dainius gindami Europos Sąjungą, bet aš priminsiu kelis dalykus. 14 metais europiečiai įsipareigojo finansuoti gynybą 2%. Kiek socialistai ispanai šiuo metu finansuoja 1,5 ir perka didžiulius kiekius rusiškų dujų. Iki šiol. Pažiūrėkite, kiek finansuoja visos kitos daug garsiai kalbančios socialistinės šalis. Ką pasakė Šolcas apie gynybą? Jis nefinansuos jos. Kai Trumpas tai girdi ir jis pats nori didinti gynybą iki beveik 5%, priminsiu, visi šitie mieli europiečiai šalto karo metu finansuodavo gynybą 5%. Tai yra procentas, kuris atgraso karą nuo šalto karo virtimo karštu. Tai kai Dainiau sugebėsi įtikinti savo liberalus ar socialdemokratus prisidėti prie tos gynybos taip, kaip Amerika prisideda, kai mes susikursime tuos dantis, tada mes galėsim kalbėti. Dabar dar grįžtam prie kai kurių konkrečių faktų. Ką darė USAID-as Gruzijoje? Žinai, jisai finansavo Gruzijos svajonės, teisės ir teisėtvarkos nuostabią sistemą, kuri šiuo metu kiša į kalėjimus visus mūsų, į tavo ir mano draugus. Buvo didžiulis projektas, kuris leido Gruzijos svajonę įsitvirtinti. Yra normalu, kad peržiūrimi šitie dalykai ir supraskime vieną dalyką. Mes galime stoti su kairiomis ir Palestinos vėliavos prieš Baltuosius rūmus, bet tada, kai rusų tankai veršys į Vilnių, palestiniečių vėliavos mūsų tikrai neišgelbės. Atsiminkite tai. Taip, kad sukaupkite kantrybę, būkite objektyvūs, išžvelkite, tai dirbkime, o ne tuščiažodžiaukime, kaip daro europietai, ginkluokimės ir dirbkime su amerikiečiais, nes be amerikiečių, jūs turite suprasti, savo egzistencinių priešų mes nenugalėsim.